tokia smulkmena. Man teko matyti Mėnulio gruntą. Tai kaip kitas gruntas atrodo, tai aš ir noriu pasidalinti su jumis. O tą Mėnulio gruntą pamatyti man teko visai atsitiktinai. 73 metais Vakarų Berlyne buvo organizuota Tarybų sąjungos paroda, pirmoji paroda Vokietijoje po karo. Ir iki to laiko vokiečiai, kaip mums tenai tiesiog parodos direktorius instruktuodamas pareiškė, kad svarbiausi eksponatai tai būsit ne kas išdėstyta tenai ant pakylos, bet jūs patys. Nes 28 metus vokiečiai nematė, kaip atrodo rusas. Aš tuomet dirbau Dzeržinskio staklių gamykloj ir Dzeržinskio staklės pakliuvo į tą parodą ir mane pasiuntė Maskva tas stakles demonstruoti. Šitokios parodos užsienio paprastai trunka 2 mėnesius. Pirmas mėnuo arit po 12 valandų į dieną be išeiginių dienų, kol viską pasiruoši, po to 2 savaitės su baltais baltiniais su kaklaryšiu ir po 2 savaičių vėl arit 2 savaitės, kad viską išardyti, susikrauti į konteinerius ir išsigabenti. O tai toj parodoj ir buvo vienas nedidelis stendas su Mėnulio grunto pavyzdžiais. O tą gruntą 1970 metais pargabeno iš Mėnulio tarybinis Mėnulio kompleksas, kuris vadinasi Luna 16, jeigu neklystu, arba lietuviškai Mėnulis 16. Šitas Mėnulio gruntas, tai atrodo, jeigu kas prisimena, kaip akmens anglės dulkės miltai, kad akmens anglį labai dažnai kūrendavo ir didesniuose miestuose namus šildydavo. Ir apie katilinės aš jau nekalbu, tai grinai panaši frakcija, iš pažiūros panaši daug šiek tiek į stambesnės frakcijos Palangos smėlį, bet antracito arba anglies spalvos, juoda. Aš nežinau, man neteko nei matyti, nei girdėti, kaip atrodė amerikiečių astronautų 71 metais parvežti pavyzdžiai Vakarų Berlyne, tai tik tai grynas maždaug geros saujos dydžio smėlio tokio juodo krūvelė. Ta smėlio krūvelė apdengta buvo maždaug pusmetrio diametro stiklinių gaubtų, pusės sferas ir, kas įdomiausia, šalia to standelio stovėjo vienas uniformuotas Varšuvos pakto karinių pajėgų karys su kalašnikovu. Buvo žinoma ir Mėnulis, tenai tas vadinamas lunochod, bet tai netikras lunochodas, o tik lunochodo maketas. Ir prie to maketo dar ir man teko pavargti, padėti talkoj tenai, kol jie ten tie maketo konstruktoriai, kol jie pajėgė jį surinkti. Tai va tiek, aš tik taip norėjau pasakyti.